Labas rytas, aš galvoju, čia dažysiuos viską. Šūdą aš dažysiuos. Labai tingiu. Dabar yra 9:30, einu pasimti kavos, aš turiu dar suvalgyti savo desserčiukus, kurie per naktį čia stovėjo. Nu, daug ten cukrus, gal nieko nebus, bet nenoriu išmetinėti. Tai pusryčių čia tada nepirksiu, bet kavos reikia pasimti. Ir šiandien prisitaikiau prie aplinkos su treningais ir kėdais. Nu, reiktų tapkių, bet kėdai. Gal irgi patiks. Pasiėmiau kapučino išsinešimui, tad sėsiu prie lango, aš jau čia vakar taip sėdėjau. Ir stebėsiu jūrą ir bangas. Tai va, oras šiaip su, nors ten tolumoje, taip biškai gal net šviesus ruožas yra. Tai va, 18 val. 6 vakare atplaukėm į Klaipėdą, tai turiu dabar laiko dar. Turiu laiko dar kokias 8-9 valandas. Tai pačilinsiu. Na, aš priguliu ant sofutės, biškai išgersiu kavos, tada pusryčiausiu. Kaip faina, taip nieko neveikti. Internetas nelabai traukia, žinutėm išsiųsti užtenka, bet negaliu nei fotkių, nei nieko, nei siūs, nei paustinti, tai tik tais susirašyti galima. Bet tai, pavyzdžiui, per Instagramą, ne, tai tik per WhatsAppą. Ok. Tai jo, ilsėsimės, tai pradėjau jau antrą knygą, Žiedų valdovą. Ir galim kartukas, kuris labai tokia gerą mintį turi knygų puslapiais keliauti gerą. Ir skaitam toliau. Bėda miegot kelti yra ta, kad visą laiką atrodo, kad tavo lovą kas nors paimtų ir taip drebintų. Tai smignomaisiais pavyko užmigti, bet su prabudimais, nes aš tai sakiau, kaip aš jautriai miegu, tai garsai, o jeigu dar drebina, garsų nebuvo, tai iš tikrųjų labai gerai, nes man atrodo, už mano miegamos sienos tenai, kiek mačiau plane ir mačiau iš išorės, yra kažkoks ten tas kambariukas tų, kaip pasakyti, darbuotojų kažkas tenais yra, kuris įėjimas tik darbuotojams, tai žodžiu, ten, man atrodo, kokią nors skydinę ar šluotų pašiūrę. Tai labai gerai. Tai va, bet šiaip visą laiką, šiaip kai išplaukėm dar nebuvo to tokio, bet dabar jau jūra biškai banguota. Ir net jau biškai vaikštant jau taip iš šonus mėto, tai žodžiu, taip į naktį prasidėjo. Ir taip atrodo, kad taip paima ir taip visą laiką drebina. Nu tai guli lovą ir tave drebina, nu tai aš pabundu nuo to. Ir drebina visą laiką 2 sekundžių taktą. Tai sakau, tai prisigeriau tablečių ir pavyko, nežinau, dabar laikrodis vis dar nepažiūrėjau, kokia mano miego kokybė, nes vis dar nerodė, dabar pažiūrėsiu, tai gal bus kažkokia aiškesnė info dėl domumo. Tai va, guliu su knyga, porą valandų paskaitysiu, tada pasiplanuosiu savo dar savaitę, dar keletą turiu naujų laikų, ką aš esu užsirašius kur, tai viską parodys, tai bus pilnas planas ir pagalvosiu, kada kur dar nuvažiuoti, kad logiškai susidėlioti visą planą. Mano gyvenimo esmė yra išankstinis planavimas, tada viskas labai gerai gaunasi. Tai reiškia, kad miegojau 9 valandas, bet labai prasta kokybė miego buvo didelis streso lygis ir dažnai atsibudinėjau streso lygis. Nu tai čia pagal širdies ritmą matuoja. Bet kadangi šiandien realiai nieko daugiau nevyksta, tik didžiausia mano užduotis bus nuvažiuoti nuo Klaipėdos uosto iki mano išsinuomoto buto, kuris yra centre Klaipėdos senamiesty, tai čia yra koks 10 minučių važiavimas, gal mažiau, aš neatsimenu. Žinot, Lietuvoje tie atstumai yra žymiai mažesni, tai aš kai ten nuvažiuoju, jaučiuosi tokia suspausta į tokį mikro. Yra tuščia, bet nėra tų milžiniškos atstumų kaip pas mus. Ir realiai dėl to labai daug gali pasidaryti per trumpą laiką. Nes, pavyzdžiui, Hamburge aš ten nuo draugų iki mamos turiu važiuoti valandą mieste. O čia taip, pervažiuoju per miestą per 10 minučių. Tipo, what? Tai va, tai čekiną užsirašiau nuo 8 iki 9, ten reikėjo pateikti laiką, tai nuo 8 iki 9, nes nežinau, kada dar kol aš išvažiuosiu iš to kelto, dar į parduotuvę norėčiau išvažiuoti. Tai va, tai šiandien tokia tingimas diena, bet aš taip šito norėjau, dėl to man patinka keliauti su keltu, nes tada tu gaunas nori, nenori, zwangsläufig. Tu priverstinai turi chillint. Ir man po visų šitų šūdinų savaičių, vėl praeitą savaitę darbė tokia buvo šūdina.
tiek daug streso ir man taip gera dabar su niekom nešnekėti, tik su kamera, neturėti jokių kontaktų, aš kavos net išnešimui pasiėmiau, aš nenoriu net su žmonėm būti niekur. Tai va, tai rytoj prasidės visi mano planai jau, eisiu iš ryto pasą darytis, tada pas odontologę, dar suderinsiu su visais kitais šopus ten, kur labai noriu. Pirksiu Lietuvoje tik tai, ko Vokietijai negaučiau. Ir naisiu į Zarą pasižiūrėti, kaip atrodo tuščia Zara, nes tikrai pas mus, sakiau, nebūna dalykų. Tai va, tai gerai, toliau skaitom knygą ir čilinam. Tai ką, pirmas žingsnis – apsipirkti eit, kas vėl labai keista, kad sekmadieniais dirba parduotuvės ir dar iki 22 valandos maisto parduotuvės. Tai čia pamiršus jau šitą dalyką. Va, apsipirksiu beisikų, nes turiu būti šaldytuvą, tai einam. Labai gražus outfitas, kaip tik Lietuvai, kerzai ir treningai. Super. Ir maišas su kačiukais. Štai va mano rajonas. Ten mano langai. Kaip faina. Čia yra Klaipėdos pats centras prie Friedricho pasažo. Jau padusau. Nežinau savo šmutkas, pažiūrėkite, jau šmutkiu. Aš jau bute, labai faina savininkė, pati gydytoja, žiauriai fainai. Tai štai mano apartamentai 5 naktim, 5 dienom. Čia yra aukštas lubos, esu virštiniam aukšte, čia mini virtuvėlė. Kaip viskas fain, man patinka tokia senovinė indauja, lentyna, dekoracijos. Čia yra virtuvės reikmenis, baras, baro kėdės. Vau, senovė kokia faina. Tai labai gražiai viskas sudekoruota, telekas, didžiuliai vitražiniai langai. Čia yra mano čilinimo kampelis. Štai va tokio dydžio viskas. Tai čia svetainė. Ir toliau einam į miegamąjį. Miegamasis irgi. Vau, kaip faina. Žiauriai faina. Štai čia mano lova. Paveiksliukai, telekas. Eina savo. Kaip gražu. Ir dar liko vonia. Tai vonia su grindų šildymu. Dabar čia per mano šmutkės man reikia. Vonia su grindų šildymu. Tai feno net nereikėjo vežtis. Rankšluošiai, dušas. tą patį keltę turėjau, tą patį muilą, geras. Šiaip aš savo viską turiu. Tai va, tai ką, atvykau, yra dabar 8:30, išsikrausiu daiktus ir eisiu pačilint. Nerealiai. Neturiu, net nereikėjo pirkti. Geras. Nu, va, dar susijungiu visas šviesas, tai dar gražiau viskas atrodo, pažiūrėk, čia persišviečia per langus viršutinius. Eina, sako, koks fainas būdas, kiek daug erdvės. Labai faina. Ir čia irgi įsijungiu dar šviesas, tai va taip. Labai džiaugiuosi. O čia tai, ko prisipirkau šiam vakarui. Sūrelių, čia kava, jei, nežinau, ar nespėčiau, bet šiaip yra kavos. Jei nespėčiau, neturėčiau kavos, 2 jogurtai ir cinamoninė bandelė. Štai čia matome tipišką klaipėdietišką orą. Labas rytas, 7:20 ir čia mano karieta stovi, nepavagė nieks. Oi, kaip apsnigo lapais, eina savo. Jo, štai taip atrodo viskas. Ankstyvą pirmadienio rytą Klaipėdoje. Kaip fainai, man patinka šitie stogai. Klaipėdos stogai. Jo. Kaip man patinka, kad yra stoglangis. Ir ta natūrali šviesa tokia ryto. Tik čia tos šviesos. Va, aš natūralioj šviesoj. Tai ką, susiruošiau labai greit, nes nesidažiau, nes šiandien pas odontologiją, tai aš nesidažiau, nes paskui ašaros bėga ir viskas nubėga. Tai biškai anksčiau laiko, bet dar kavos pasiimsiu, tai važiuoju Akropolį, nes man reikia į migracijos departamentą, kuris yra prie Akropolio Klaipėdos. Tai pasiimsiu kavos ir tada varysiu tenai.
Tikiuosi greit susitvarkyti, tada vėl į Akropolį, reikia poros dalykų. Ir tada vėl atgal čia, ir tada pas odontologę, nuo čia yra 3 minutės kelio. Čia tokie atstumai, man, sakau, Lietuvoje ir šiaip Klaipėdoje atstumai tokie maži, kad viską gali per vieną dieną pasidaryti. Nereikia valandą į vieną pusę, valandą į kitą. 30 minučių, kad apsipirkt nuvažiuoti, žodžiu, faina. Man už 40 minučių reikia būti ten sekančiam pastate, kurį nuvažiuoti užtruks minutę. Bet aš visur ateinu per anksti, tai dabar einu kavos pasimti į Akrą. Nežinau, kurios kavinės geros, kurios ne, jau seniai čia nebuvau, bet įsijaučiu kokią Bero kafė, čia turbūt vienintelis, ką atsimenu. Dar kafeina yra, man atrodo. Tai va, ir pasimsiu kavos. Pusryčiau dar nenoriu, dar anksti pusryčiausiu po to, nes po to grįšiu iš ten, 1 minutę pavažiuosiu ir važiuosiu čia. Arba gal į miestą, dar net nežinau. Ne, gal čia, nes aš noriu pro Akrą prasieiti. Nors esi sakė, nieko čia gero, geriau važiuoti Bigą, bet prasieisiu. Jėzau, koks oras, aš jau pamiršu šitos Klaipėdos vėjus, Dieve tu mano. Kaip neša tuos debesis visus, eina savo. Bet šiaip šilta, aš gal, kad bus šilčiau, aš jau prisirengiau 12 laipsnių. Dar biški galiu papasakoti. Šiaip labai fainai miegojau, labai gerai, tik tai, kad su žadintuvu reikėjo keltis ir to jau nereikės, ir to jau mano sekantis appointmentas yra tik tais 1 valandą, tai šiandien nuo 1 iki 3 dantis ir rytoj nuo 1 iki 3 dantis, tai viršutiniai ir apatiniai vėliau. Tai žiūrėsim, kiek bus darbo, reikia atsinaujinti viską. Ir tada šiandieną dar sakau, aš tikiuosi tą pasą padarys per 1 dieną, nes kiek skaičiau, kad galima skubos tvarka pasidaryti tą tapatybės kortelę. Ačiū Dievui, radau senus pasus, nes jau iš pradžių buvau neradus ir galvoju, reikėjo sakyti, kad pamečiau, bet radau besitvarkydama. Dėl to, kad į Rūsį kažko reikėjo. Tai Rūsį radau tokią dėžę dar su dokais ir su tais dokų dėžę susitvarkiau. Radau savo seną pasą, kuris 2019 baigė galioti. Oi, geras. Tai va, tai dabar einu. O man atrodo, aš parodysiu, kaip aš atrodžiau, kiek man čia metų buvo. Man atrodo, aš čia buvau 12 klasėje. Aš jums galiu parodyti, kaip aš atrodžiau 12 klasėje. O Dieve, dar buvo ploni antakiai. Tai. Žiūrėkit, čia 12 klasės fotkė. Man atrodo, aš dabar biškai jauniau atrodau, ne? Šitą fotkę buvo daryta 2009, o dabar 24 beveik. Aš man atrodo, jauniau atrodo. Taip seniai, tie ploni antakiai negaliu, nublemba. Kažkaip nežinau, kaip boba atrodžiau. O Dieve. Bet, žinokit, nesidariau naujų fotkių savo pasui. Gerai, bus ir senos, pala. Žiūrėkit, čia šitą dariausi vokiškam pasui, bet man jinai nelabai patinka. O šitą žiauriai patinka, čia teisėm dariausi. Tokia atrodau, griežta kažkokia, tai šitą imsiu. Čia dar, aš nežinau, ar čia buvau. Ne, čia dar dirbau ligoniai, dar neturėjau jokių injekcijų. Man atrodo, gal kaktą, nes matau ten takį kitaip išlinkę. Man atrodo, kaktą jau buvau nusibotoksinus. Bet šiaip daugiau nieko, bet jau pakeitė žmogų. Tai šitą imsime, šitą gražesnę. Nublemba. Aš pripratau prie Vokietijos, kad nuo 6 jau dirba visos kavinės. Aš pasirodo nedirba. Tai į maksimą pasimsiu gal kur nors tam bus kalbas. Kokios nusipirkti. Aš jau pirkau vakar. What the fuck? Kodėl nedirba? Taigi jau yra vėlai. Nesupratau bairių. Supratau, ką reikia daryti. Reikia eiti degalinę. Dabar darėjo man. Tai neimsiu šaltos kavos, labai nenoriu šaltos, noriu šiltos. Tai neinu, mašiną pasistačius čia, kad nueisiu kažkom. Tikiuosi dirbs. Arba į Maką. Vis čia prie pat yra. Jeigu dar yra. Jaučiu dar yra. Kažkaip ir nesąmonė. Atėjo, kaip faina. Cute. Pasiėmiau pumpkin spice cappuccino. Ir liko man dar 15 minučių ir ten yra 200 metrų paeiti, tai šiaip koks gražus radinėlis, eina savo, kaip faina. Jo, lietuvėlė, klaipėdėlė. Aš bereikalo tas nuotraukas dariausi, nes Lietuva yra ant tiek pažengus, kad jie patys savo nuotraukas pasidaro ir dabar aš atrodau taip.
Galėjau bent pasidažyti, bet, aš nežinojau. Aš galvojau, kad kaip Vokietijai reikia savo popierinę nuotrauką atsinešti. Ir užtrukau 40 minučių, nes pasirodo, čia man nėra dar ta įprasta tvarka dėl to, kad aš tik turiu 2 pilietybės, tai tada ten užtrukom, kol išsiaiškinom, kol viską supildėm. Tai rytoj reikės grįžti vėl. Tai tikiuosi pasidaryti, nes dabar tipo nagrinės čia dėl 2 pilietybės. Beje, man visai visi sako, negali turėti 2, galiu, nes gimiau taip. Gimimo teisė yra išimties tvarka, kai yra mama vokietė, tėtis lietuvis, tai turi 2 pilietybės. Tai va, tai jo 40 minučių prabuvau. Jo, tai žodžiu, gražiai nusifotkinau. Bet man realiai šito lietuviško paso reiks tik į banką, kad nueičiau. Bet aš kadangi taip ar taip visai nepasidažius, praktiškai visą vaikštau, tai tada viskas čia bus ok. Tai va, dabar yra 9:14 ir aš varau, čia prie Padakroso, bet čia neis apsisukti, reikia kažkur apsisukti. Tai varau papusryčiauti ir tada 13 pas odontologę. Papusryčiauti ir apeisiu Akropartės, pažiūrėsiu, kas ten gero. Jo, tai va, mano reikalų tvarkymosi diena, rytoj vėl taip pat. Atvariau į Bigą molą. Man vis tiek liks Bigų. Aš čia gyvenau, kaip vadinos Bigų ir man liks Bigų. Aš kaip sovietinė boba. Šiandienos apsipirkimas labai patiko, man šitas maišas, tai vadina, šį pasiėmiau Baurimi. O dėl ko? Dėl to, kad neradau kempinėlių plauti indam. Tai ir aišku pirštinių tada reikia, dar vonios valymo servetėlių, čia labai tipiška man. Tada Lietuvoje aš dažnai perku lūpų pieštukus, tokius labai šviesus, kažkaip dažniau randu negu Vokietijai, tokių labai šviesių. Tada man šiek tiek vienoje vietoje nagas mano natūralus nuo akrilo atlipo, tai reikia labai plonos dildės, tada šitų jau reikėjo ir nusipirkau štai tokias pirštinės, kumštinės. Labai fainas, dirbtinio kailiuko, kainavo 25, tai kumštinių net neturiu, tai jau kai bus šalta žiema, tai turėsiu. Tai va tiek, buvau trumpam Akropolį, nebepavaikščiau po parduotuvės, pirkau dar šildytuvą, nes čia neveikia man kažkodėl vonios šildymas, bet palikau mašiną. Ne, man reiks vėl į apačią pasimti. Einu, kai grįšiu. Tai Bigę dar buvau, tai praėjau Bigą, tai iš drabužių dar nieko nepirkau, tik apsižiūrėjau ir va šitie tik tai. Tai dabar liko man dar valanda iki odontologės. Ar vadinuosi, jo, tai turiu mašiną ir man tik tenai paeiti 5 minutės, tai dabar dar aš čia biški, čia mano visi daiktai, aš čia viskas biški susidėliosiu, tada yra keletas planų pakeitimų, nes kai kur užsirašau lapkričio 1, tai paskambino, kad nedirba ten į grožio procedūras, tai reikia pasižiūrėti, ar aš bespėsiu, va, tai tiek. Mano priešpečiai. Pažiūrėkit, koks fainas saulėlydis. Aš dabar biškai šveploju, nes burna labai nuskausminta. Nu ką, dabar yra beveik 5. Aš jau nuo 1 pas odontologę, nes judina visiškai burna. Atsinaujinam, dar nenupolirau, rytoj nupoliruos, kai dar apačią pasidarysim, visiškai negaliu kalbėti. Tai žodžiu, mano estetinis yra darytas nuo iltinio iki iltinio ir iltinius pačius taip. Ir lygiai taip pat apačioj, tai dar atsinaujino viršui. Aš šiek tiek norėjau prasismailinti iltis, nes jos jau man nudilo. Aš norėjau tokių smailesnių, man labai gražu. Tai prasismailinom iltis. Aš einu dušą, nes man į galvą plaut. O dar užsirašiau vakare antakiams, bet iki antakių dar turiu laiko. Tik tais turiu dar 2 valandas. Bliamba, bet tada valgyti dar reikia. Fuck, ką daryti dabar? Ar dabar maudytis ir plaut galvos? Ar biškai palaukti reikia pavalgyti? Ne, jaučiuosi pavalgyti. Bet dabar negalėsiu valgyti, nes iš burnos viskas kris. Esu būt, jeigu dabar pabandyčiau gerti. Pabandom gerti, man taip jau yra buvę. Dar kaip pas mane buvo toks viršutinė lūpa ir viršutinė lūpa, taip, o taip yra biškai silpnesnė. O, išeinu gerti. Tai jaučiu, išeinu geriau pavalgyti. O galva vėliau užsiplausiu. Bet ne, blemba, po antakių, tai reikia nešlapinti geriau veido. Ką daryti? Man dabar yra 5.
Na, aš jaučiu, gal einu galvą geriau plauti, nes po to negalėsiu šlapinti. Nes, antakius vis tiek nusidažai, aš norėjau šiaip ir laminavimą pasidaryti, bet nebelieka laiko, nes atšaukė man tą laiką dėl to, kad jis buvo lapkričio 1 užrašytas, nes jie buvo neužsidarę plano. Dabar šiandien jau nebebuvo, nes antakių laminavimas ilgai trunka ir aš nebegaliu šitam prisirašyti, tai teks tiesiog paprasta darytis. Aš einu maudytis. Ir nusipirkau šildytuvą šiandieną, nes neveikia šildymas, o ne? Grindų šildymas, tai kažkodėl visai neveikia. Tai man yra labai šalta. Dabar įsijungiam šitą šildymą, čia yra tiesiog kontiškė, nes normalus šildymas dar neveikia, dar neįjungtas. Tai sudarom iškart biškį jau šilčiau. Einu į dušą, tada atitirps burna, tada greit ko nors užkasiu. Eisiu antakius, tada nueisiu į restoraną. Galvoju, tai bus logiškiau. Gyvenu virš Frydricho pasažo, tai čia Klaipėdos tokia žymi senamiesčio gatvelė. O Jėzu, kaip uždirba. Bet labai gražiai man. Su tais iltiniais, pažiūrėkit. Gerai, einam į dušą. Ir čia. Ir bus easy. Nu ką, yra 10 vakaro. Ką tik grįžau. Labai patiko man antakių laminavimas ir blakstienų. Vau, labai faina. Kodėl tiek ilgai užtrukau? Tai turėjau dar skambintis dėl darbo. Neturiu atostogų. Toliau skambinėjomės. Dėl mano sutarties toliau vyksta reikalai. Žodžiu. Tada aš nuvariau antakių blakstienų. Ten gal valandą buvom. Tada turėjau kažką pavalgyti, bet jau viskas užsidarė. Tai važiavau Maką. Super, Indrė, atvažiuoju į Lietuvą ir važiuoju į McDonald'ą. Wow. Bet Klaipėda yra toks dalykas, kad, jau prieš ten 9:30 nebelabai gausi kažko padaraus. Tai tada dar su draugė šnekėjau. Ir dabar tik grįžau. Aš nežinau, kodėl mano gyvenimas yra toks, kad aš neturiu laiko valgyti. Kas čia yra? Tai va, labai džiaugiuosi savo antakiukais blakstnytėm. Įkelsiu vėliau, kur aš dariaus. Labai faina mergina, labai faina. Tai, žodžiu, šiandienelė. Bent rytoj nereikia anksti keltis, rytoj pirmas terminas vadinamas 11 imigracijos departamentą, nes gal jie bus jau užsprendę klausimą dėl mano pilietybių 5 kad galėčiau atsimti tapatybės kortelę ir tada vėl pas odontologiją apatinius dantis tvarkytis toliau. Jau lūpą galiu bent judinti. Žiauriai patinka. Dar nenušlifuoti pilnai, bet taip norėjau vėl iltinių. Gerai, einu dar ką nors saldaus užkrims, turiu dar surelių. Šiandien sveika mytyba, šiandieną, Indra, šiandien sveika mytyba. Ir sėsiu ant sofkės darbiškai su draugė pašnekėti. Ir tada eisiu jau ruoštis į lovą. Išsimaudyti jau užsimaudžiau. Dantis susivalyti, ar reikia susitvarkyti čia. Nėra čia daug patvarkytis. Galėsiu ramiai į lovą. Nusidezinfekuoti telefoną, susidėti tašą išsikrauti tiksliau. Žinok, aš pervargau nuo savo gyvenimo. Tai tiek.